Pradžios knyga, 21 skyrius. Viešpats aplankė Sarą ir įvykdė, ką jai buvo pažadėjęs. Sara pastojo ir susilaukusiam senatvės Abromui pagimdė sūnų tuo metu, kurį Dievas buvo jam nurodęs. Abromas pavadino iš Saros gimusi sūnų Izaoku. Izaokas pagal Dievo įsakymą 8 dieną buvo apipjaustytas. Abromas buvo 100 metų, kai jam gimė sūnus Izaokas. Sara tarė, Dievas man suteikė juoko ir visi kiti, kas išgirs, juoksis su manimi. Kas būtų pasakęs Abromui, kad Sara maitins kūdikį? Aš pagimdžiau jam sūnų, jo senatvėje. Kai vaikas paaugo ir buvo nujunkytas, Abromas tą dieną iškėlė didelį pokylį. Sara pamatė egiptietės Hagaro sūnų, kuri tą pagimdė Abromui, besišaipant iš Izaoko, ir tarė Abromui, išvaryk šitą vergę ir jos sūnų, jis nebus paveldėtojas drauge su mano sūnumi Izaoku. Tai labai nepatiko Abromui dėl jo sūnaus. Tačiau Dievas tarė Abromui, nesisielauk dėl berniuko ir dėl vergės. Visa, ką Sara tau sako, klausyk jos, nes iš Izaoko tau bus pašaukti palikuonys. Bet ir vergės sūnų padarysiu didelę tautą, nes jis yra tavo palikuonis. Abraomas, atsikėlęs anksti rytą, ėmė duonos bei odinę vandens ir davė Hagarai, uždėdamas jai ant pečių. Atidavė vaiką ir išleido. Ji, išėjusi, klaidžiojo Beršebos dykumoje. Išsibaigus vandeniui odinėje, ji paliko vaiką po vienu krūmokšniu. Paėjusi, atsisėdo priešais jį lanko šūvio atstumu. Jis sakė, negaliu matyti mirštančio vaiko ir graudžiai verkė. Dievas išgirdo berniuko balsą ir Dievo angelas iš dangaus tarė Hagarai. Kas tau, Hagara? Nebijok, Dievas išgirdo berniuko balsą. Kelkis, imk berniuką ir laikyk jį tvirtai savo rankose, nes aš jį padarysiu didelę tautą. Dievas atvėrė jai akis ir jį pamatė šulinį. Nuėjusi, pripildė odinę vandens ir pagirdė berniuką. Dievas buvo su juo, jis užaugo, gyveno dykumoje ir tapo šauliu. Jis gyveno Parano dykumoje ir jo motina parinko jam žmoną iš Egipto šalies. Anuo metu Abimelechas ir jo kariuomenės vadas Picholas kalbėjo Abromui, Dievas yra su tavimi visur, kad ir ką tu darytum. Dabar, tad prisiek Dievu, kad nekenksi nei man, nei mano vaikams, nei jų palikuonims, bet kaip aš maloningai su tavimi elgiausi, taip ir tu elgsiesi su manimi ir mano kraštu, kuriame gyveni kaip ateivis. Abromas atsakė, prisiekiu. Tačiau Abromas priekaištavo Abimelechui dėl šulinio, kurį Abimelecho tarnai buvo pasigrobę. Abimelechas atsakė, aš nežinau, kas tai padarė, tu man nieko nesakei, aš nieko apie tai negirdėjau iki šios dienos. Abromas davė Abimelechui avių ir jaučių ir juodu sudarė sandorą. Abromas atskyrė 7 ėriukus. Abimelechas klausė Abromo, kągi reiškia šie 7 ėriukai, kuriuos tu atskyrei? Jis atsakė, tuos 7 ėriukus turi priimti iš manęs kaip įrodymą, kad aš iškasiau šitą šulinį. Ta vieta buvo pavadinta Beršeba, nes ten jie abu prisiekė. Taip juodu padarė sutartį Beršeboje. Abimelechas ir jo kariuomenės vadas Picholas sugrįžo į Filistinų kraštą.
Abromas pasodino giraitę Beršeboje ir ten šaukėsi viešpaties, amžinojo Dievo vardo. Abromas gyveno ilgą laiką kaip ateivis Filistinų krašte.